ir Liepos čia susirinko patys pačiausi, patys nuoširdžiausi, kuriem rūpėjo mokykla. Ir nuo visų auklėtojų, nuo Jolitos Bernotienės, nuo Aldonos Blyžienės ir nuo, kokia dar buvo mūsų auklėtoja? Visos, ar ne? Viskas. Perdavė visiems linkėjimus ir pasakė, kad jūs gyvenime lydėtų sėkmė. Tolesniai pamokos eigoj jūs turėsit visi pasipasakoti, kaip atpasakojimų, kas ką veikėte. Ir mes labai klausysime. Ir bus labai įdomu, bet niekas nerašys pažymio. Tai toliau, pamokos pabaigoj, žadėjau rinkti sąsiuvinius, bet nerinksiu. Pabandysiu surinkti vizitinės korteles. Davai iš galo ten. Kas ten pradeda, Zigmantė? Siunčiat vizitinės korteles. Mums taigi reikia jų žinoti, pasididžiuoti, į žemyną parvežti. Kuo jūs tapote, kas jūs esate? Namų darbą irgi žadu užduoti. Dabar madingi ilgalaikiai namų darbai. Šitie 4 mokiniai, kurie uždegė tą ugnelę, tegu perduoda per namų darbą, per kokius 5 metus visiems kitiem, kad po 5 metų ateitų čia visa laida. Tai to ir linkiu. Baigiu pamoką. A klasė maniškiai, kirpsim voką, tik tai A klasės turiu dabar. Kas ko norėjo, kas pirmas ištekės, kas pirmas vaiką susilaukti ir kas į armiją pirmas išeis. Čia mes pasislėpę A klasė, nes kitiem nebus įdomu. Ačiū labai. Kol Teresė pasiruoš, aš tik tai dar kartą noriu perduoti B klasiai. Nuo Jolitos Bernotienės, tikrai jinai jūs labai myli, tikrai labai norėtų čia būti, bet yra šeiminės aplinkybės, kurios neleido jai čia dalyvauti. Taigi dabar pasisakys C. Aš nevadinu tais keistais nežinau, ten buvo, mus paskui kažkaip pavadino keistai. Iš normalių raidžių tapom kažkokiais dariniais. Tai dabar Teresiukai, nagi, tau. Na, nepateika fizika, kas turi laisvalaikyje visą laiką. 2003 metų gegužės 15 diena. Labai žinomas didis žmogus Augustino draugas Darius. Iš Dvynių, Kazio brolis. Tikras. Rašo. Po 10 minučių aš fiziką kalu. Su sesė Mačianskienė tenisą žaidžiu. Tai va, matot, kam fizika? Tenisas. Tai dėl ko atvažiavau su Sijonu, kad nedaryčiau klaidų, kaip ten padariau. O tai ir vėl pakartočiau. O mokytojas taip bjaurios, kartok ir kartok. Tai va, pabūkim tyliai, dovanokim vienas kitam žodį. Nuo jo šilčiau ir nuo gėlių. Ir pažiūrėkime, kad sulauktume aušros ir aušra mums dovanotų viltį per visą dangų ir kad atneštų ryte ir padėtų mums po kojomis. Praeina metai, matot, viskas bėga keičiasi, štai lieka tik tai praeities mintys, geros, gražios, jūs visi labai mylėjo, aš dar spėjau iki važiavimo perversti 7 laiptelius, jūs visi labai mylėjo, tarp kitko. Visko buvo, visokių buvo, bet atsiliepimai labai geri. O vat muškietininkų nėra ne vieno, jie buvo Rinkūnas pavadinti, jų nėra ne vieno. O pavyzdžiui, dar talkoje pirmais metais, kurie ėjo į talką prie ligonės, dalyvavo tik tai 4. Valdas Rupšys, Vaišnoras Vajūnas. Taip,
Dainiaus nėra ir Petrauskas Jonas. Jų yra 75% dalyvauja čia. Tai įsivaizduojat, kokia karta atėjo. Taip. Toliau atsitiktinai senai, nesitiktinai. Vienoje mažoje nuotraukėlėje rasite tokį berniuką, va šitą. Va šitą. Čia mano mylimasis. Kiekvienos kartos turiu po mylimąjį ir jos albumą laikau. Tai tik tai šiandien ryte išėmiau. Perydėgi nesimato, normaliai. Vieną išskleisti vėjai sparnus ir nebijoti, kad sparnai sudregs ir liks vis viena mums paukščių takas. Ir naujasis kiniečių atradimas 330 trilijonų per sekundę kompiuteris pavadintas irgi paukščių taku. Ačiū Jums, kad esate. Ir lieka tik tai mano žodis. Aš kaip visada improvizuoju. Niekada nemėgau iškilmingų, rimtų kalbų. Man iš tikrųjų pirmas impulsas, kada pasakė, kad organizuojamas susitikimas, galvoju, vau, kokie jie šaunuoliai, kokie jie fainuoliai. Iš tikrųjų, jūs patys nuostabiausiai. Tikrai. Ir kai šiandien važiavau, galvoju, man gėda prisipažinti, bet aš ne visus atsimenu, kaip vardai, pavardės, kas čia mano, taip, kas čia mano, kas nemano, nes atsimenat, juk mūsų maišė vėliau. Mes buvom nuo 5 iki 10, o paskui 11-12 viską sumaišė ir kas tas mano, kas nemano, visi jūs esat mūsų, tiesa? Ir mes šiandien labai jaukiai jaučiamės tarp jūsų. Prisimena tik tai patys gražiausi dalykai. Išdaigos, jos labai mielas iš tikrųjų, bet tie tokie, aš nežinau, įvykiai kažkokie, sakykime, daryti tą keramikos pano buvo labai įdomus su 3 mokinukais. Šiandien man priminė Eglė, kaip sakėt, man ne vieta būti architektūroje. Aš žinokit, po tiek metų darbo darau išvadą. Niekada negalima sakyti, prognozuoti, kas bus. Tu nieko niekada nežinai. Tai norėčiau, kad visi mes kartu pasidžiaugtumėm šitą akimirką, šitą būtimi, čia ir dabar. Kaip kokie budistai, čia ir dabar. Taigi, ačiū, kad pakvietėt ir gero visiems vakaro ir gero buvimo. Ačiū labai. Labas vakaras. Turbūt simboliška, kad mokytojai pradeda pamokas. Rankas iš kišenės ištrauk. Rankos iš kišenės. Stipriai ir tikėsimės, kad pasistengsit. Lygiai taip pat nemėgstu jokių kalbų ir nieko nesirašiau, nors labai papuoliau situaciją, kai komitetas organizacinis yra iš 4 žmonių, 3 iš jų yra Klaipėdai. Ir jie vieną vakarą man paskambino ir pasakė, mes pasitarę ir nusprendė. 3 Klaipėdai, kiti užsienyje. Nutarė, kad kalbą turėčiau sakyti aš. Tai visų pirma, aš nemanau, kad ta kalba turėtų būti kažkokia demagoginė, ilga ir taip toliau, su visokiam sparnuotom frazėm. Aš pasakysiu taip ūkiškai ir trumpai, kad labai dėkojame tiem, kurie susirinko. Gaila, kad tai yra tik trečdalis. Tikėkime, po 5 metų vis tiek turbūt bandysime, aišku, jau bus kitas komitetas, kuris bus pasimokęs iš šito komiteto galbūt klaidų ar kažkokių patarimų išgirdę, jis suorganizuos ir jau bus bent jau pusė žmonių, o po 20 metų ir visus susirinksim. Tai turbūt didžiausia padėka yra mokytojams ir mokyklai, taip. Norėčiau pasakyti, kad tokie, kokie mes esam, manau, kad dauguma yra geri, gražus, laimingi, turi šeimas, turi savo likimus susikūrę, kurios toliau dar daug metų tikėkimės gyvens. Kaip? Rankas iš kišenės. Aš taip kaip pripratęs. Tai tokius mus padarėt jūs. Žemynos mokykla lieka mokykla, tai buvo tik patalpa, kurioje mums teko garbė būti su jumis. O taip kaip mes subrendome ir
kas iš mūsų patapo, yra pagrindė mūsų tiek auklėtojų, tiek visų kitų mokytojų, kurie mums mokė, dėstė, patarinėjo, rašė dvejetus. Ir dešimtukus. Rečiau, bet... Tai kol važiavom iki čia, auklėtoja Irena Koskienė prisiminė, kaip mes kažkada, berods, kiek man atmintis leidžia prisiminti, tai buvo 10 klasėje, iš autobuso, kurio važiavome ekskursiją, berods, į Vilnių pro Grūto parką, turbūt, kad taip buvo, rado didelį bambalį alaus. Aš pasakysiu, kad tai buvo skirta Dano Dargužo gimtadieniai. Mes siečiantėm ir be to alaus, operos teatre miegojom. Bet... Prisimenam Aidą. Tai va, tai noriu pasakyti, kad nepamirškim tų laikų, čia yra kaip tik tam ir skirta prisiminti tuos salus už kampo. Atsimenu, kažkada Nemirsetui teko slepiant cigarą griūti griovį. Tokį apkasą iškastą su vandeniu ir su žemėm. Tai tuos prisiminimus prisiminkim, padėkokim mokytojams už tai, kad jie su mumis. Tos, kurios nėra, tikrai tikim, kad širdį yra su mumis. Ir dar naujausias žinutės iš mūsų Gedimino Rimdono, kuris buvo taip pat mūsų visų, dabar jau šio laikiškai sakau, dėl to, kad visi dirbam ir pripratę prie žodžio kolega. Tai mokinys kartu su mumis, kuris buvo, jis sakė, kad labai norėjo čia dalyvauti, tiesiog atsitiko nelaimė ir siunčia labai didelius linkėjimus, taip kad pasistengim, kad šitas vakarėlis būtų toks, dėl ko mes čia atvykom. Dabar norėčiau organizatorius pakviesti čia į vidurį visus. Prašom, paskatinkit, paplokit visus organizatorius į vidurį, prašom, į viduriuką, visus. Visi padėkokime, visi kartu choru. Ačiū! 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 Visi paplokit dar ją. Dar plokit. Kiek gali, tiek ir plokit. Ne kiekvienas gali surengti tokią šventę, suburti tiek daug draugų, ta prasme pažįstamų ir taip toliau. Gal kas nors iš jūsų dar norėtumėt pasakyti žodį, kam nors? Daugiau nelies mano mikrofonų. Ačiū, kad susirinkote. Dar kartą padėkoju. Didžiausia padėka iš tikrųjų pats dalyvavimo. Organizavimas buvo iš tikrųjų sudėtingas. Daug nervų, skambučių. Smegenis mano išsilydė praktiškai. 133 skambučių pirmų skambinimų ir taip toliau. Žodžiu, dėkoju, kad dalyvavot ir pati didžiausia iš jūsų pusės padėka tai yra tiesiog dalyvavimas. Dabar paprašysiu visus susirinkti tarp šitų dviejų medžių, norėsim padaryti vieną bendrą didelę nuotrauką. Viskas. Kurių dviejų medžių?